Sveiki kolegos, mes kalbėsime apie uždėtinio skeltuko apdorojimą. Taip vadinamas toksai skeltukas, kurio viena pusė yra tiesi, kita pusė yra palenkta ir užsideda ant viršutinio krašto. Tokius skeltukus dažniausiai jūs sutinkate klasikiniuose sijonuose. Kaip nesusipainioti, kuri pusė turi būti tiesi, o kuri palenkta? Rekomenduočiau jums, kai susikirpate savo sijoną, pasidėkite jį gerąją pusę į viršų ir kairė jo pusė turi būti palenkta ir uždėta ant dešinės pusės. Kad jums būtų dar aiškiau, po skeltuku jūs galite va taip pakišti dešinę ranką. Prieš pradėdami siūti skeltuką atliekame keletą paruošiamųjų darbų. Pirmiausia, jums reikia pažymėti skeltuko lenkimo liniją. Šita lenkimo linija sutampa su jūsų siūlės linija. Ją galite pažymėti daiksto siūlu taip, kad jūs ją matytumėte ir iš gerosios, ir iš blogosios pusės. Tada reikia pasiklijuoti visą skeltuko užlaidą iki pat lenkimo linijos, taip pat iki pat apačios. Kai pasiklijuoju skeltuko užlaidą, galima ją per lenkimo liniją nulyginti į blogąją pusę. Skeltuko užlaidą nulyginame tik tai iki viršutinio kampo. Nulyginus skeltuko užlaidą, apmėtysime detalės kraštus iš gerosios pusės. Noriu jums parodyti, kaip apmėtyti skeltuko užlaidą ties šituo kampu. Jums reikėtų sustoti, neprivažiavus iki kampo, maždaug apie keletą milimetrų. Tada ties kampu jums reikėtų sudėti audinį į klostę, į tokį panašų kaip įsiuvą ir atkreipkite dėmesį. Jums reikia tą įsiuvą, taip vadinamą, sudėti tokiu dydžiu, kad šitas kraštas būtų kaip tiesi linija. Laikome, vienu pirštu laikome ir pavažiuos šitas įsiuvas po pėdelę, o šitas kraštas apsimėtys tiesiai. Privažiavome iki audinio krašto. Su ranka šiek tiek padėsiu overlockui, kad adatos nusileistų jau už audinio krašto. Adatos nusileidžia ir pakyla, tada pakelsiu pėdelę ir pasuksiu skeltuko kraštą. Vėl nuleisiu pėdelę ir apmėtysim skeltuko užlaidą iki pabaigos. Na štai, dabar jūs galite pasižiūrėti, kaip apsimėtė mūsų kampas. Ties šita vieta buvo daryta klostė, o ties šita vieta mes padarėm posūkį ant skeltuko. Žinoma, jeigu jūs turite mažiau įgūdžių, jūs galite su overlocku čia išvažiuoti į nulį ir tada dar kartą dėti nukirpus siūlus po pėdelę ir pradėti važiuoti nuo viršutinio krašto iki apatinio. Tada tik tai šitoje vietoje jums vertėtų surišti iš siūlų mazgiuką. Apatinis skeltuko kraštas taip pat yra apmėtytas nuo viršaus iki apačios. Jisai yra nepaklijuotas. Kraštą lenkiu į blogąją pusę, palenkinėjau 7 mm ir daigstau per užlaidos vidurį. Pridaigščius skeltuko kraštą jį galite prilyginti. Svarbiausia, neištampykite. Palenktą skeltuko kraštą mes peltakiuojame per vidurį. Kadangi palenkimas yra 7 mm, vadinasi mūsų peltakis eis 3–4 mm atstumu nuo palenkto krašto. Kai pasiruošėme abi dalis, dabar susiuvinėsime tą siūlę, kurioje yra skeltukas. Dėsime abi detalės gerosiomis pusėmis į vidų. Sutapdinsime skeltuko kampą. Aš pažymėjau savo siūlės vietą.
Mano siūlės plotis yra 1 cm. Reikės siūti visą siūlę iki pažymėto kampo. Šitoje vietoje nuleisim adatą, pakelsim pėdelę, pasisukam ir siuvame iki apatinės užlaidos pabaigos. Šitoje vietoje padarysime įtvirtį. Siuvant rekomenduočiau detalės susitvirtinti smeigtukais. Ties kampu nuleidau adatą, pakeliu pėdelę, pasisuku ir siuvu iki užlaidos pabaigos. Pabaigoje darau užtvirtinimą. Susiuvus siūlę, ją reikia išlyginti. Atkreipkite dėmesį, kaip yra lyginama šita siūlė. Iki skeltuko jinai būtinai turi būti išlyginta skleistai. Ties skeltuko kampu yra 2 variantai jos išlyginimo. Jeigu audinys yra kostiuminis ir blizgantis, toks kaip mano atveju, aš išlyginau siūlę iki kampo, ties kampu palikau užlaidą stačią ir prilyginau visą skeltuką. Jeigu jūs siūsite iš audinio, kuris yra nebrizgus arba paltinis, rekomenduočiau jums ties šituo kampu įkirpti viršutinę užlaidą, nedakerpant iki susiuvimo siūlės apie 2-3 mm. Būkite atidūs, kerpam tik tai viršutinę užlaidą. Tada jinai išsiskleis jums iki pat galo skleistai, iki pat skeltuko kampo. Skeltuko abi užlaidos visada turi būti nulygintos į viršų. Iš gerosios pusės taip pat reikėtų skeltuką prilyginti. Atkreipkite dėmesį, kad skeltuko lenkimo linija ir siūlė turi būti kaip vientisa linija. Žymime skeltuko apdailos peltakio vietą. Apdailos peltakio pradžia tai yra jūsų skeltuko viršutinis kampas. Jo pasvirimas yra toks pats kaip ir skeltuko užlaidų. Dažniausiai skeltuko užlaidų viršutinio kampo pasvirimas yra 60 laipsnių. Šitos linijos ilgis yra nuo 5 iki 5,5 cm. Pažymime jos pabaigą. Siūsime per visus skeltuko kraštus. Susitvirtinam visas užlaidas smeigtukais, kad jos nepasislinktų. Pradedam nuo siūlės pradžios ir pradžioje užtvirtinimo nedarom. Dygsnio dydis yra 3 arba 3,5. Siuvame iki pažymėtos linijos. Sustojome ties pažymėtą liniją. Pakeliam pėdelę. Apsisukam. Dabar mes turėsime grįžti tiksliai dygsnis į dygsnį per prieš tai nupeltakiuotą vietą. Šitie peltakiai turi būti vienas ant kito. Sustojau pirmo peltakio vietoje. Va dabar mes galime padaryti labai nedidelį užtvirtinimą. Ir į priekį. Mūsų skeltukas tvirtintas, abu peltakiai yra nusiūti per visas užlaidas. Sekantis mūsų darbas yra apdoroti apatinius skeltuko kampus. Pirmiausiai mes pasižymėsime ant vienos ir ant kitos detalės lenkimo liniją. Pas mane lenkimas yra 3 cm pločio. Pirmiausiai palenksiu dešinę skeltuko pusę į vidų pagal pažymėtą liniją ir prisidaigstysiu. Apatinį skeltuko kraštą mes pasilenkiam per pažymėtą liniją ir prisidaigstėm. Viršutinį skeltuko kraštą parodysiu jums, kaip išsiūti skeltuko kampą. Štai tokia įstriža linija. Šita vieta bus išsiūta iš vidaus. Pirmiausia, mums reikia skeltuko palanką apatinę prisilyginti per pažymėtą liniją. Prilyginau apatinį kraštą iki skeltuko lenkimo linijos. Ir pažymėjau lenkimo liniją brūkšniu ir taip pat skeltuko krašto lenkimo liniją irgi brūkšniu. Atkreipkite dėmesį. Dabar šitos linijos susitinka štai šitam taške. Kad jo nepamestumėm, mes į tą linijų susikirtimą įvedam smeigtuką.
Tada lankstom skiltuko palankas, užlenkiam apatinį kraštą, o viršutinį kraštą palenkiame į vidų tiek, kad vienas ir kitas overlokas susitiktų. Ir dabar mes galime pasižymėti, kur susitiko vieno krašto ir kito krašto taškai. Žymime vieną kraštą ir žymime kitą kraštą. Imame pažymėtus taškus ir sudedam detalę gerosiomis pusėmis į vidų. Vieną tašką tapdinam su kitu tašku. Dedam juos tarpusavyje, kad audinio kraštai susitiktų, suglaudžiame, o va čia mes turime smeigtuką. Ir dabar rekomenduočiau šitą vietą susidaikstyti. Sujungiame taškus. Žymime tiesią liniją ir dabar per tą tiesią liniją mes susidaikstysim. Pradedam ten, kur mūsų smeigtukas. Daikstome per pažymėtą liniją iki galo. Šiek tiek užtvirtiname, bandysime išversti skiltuko kampą, patikrinti, ar viskas gavosi teisingai. Išimam smeigtuką, jisai mums jau nebereikalingas ir išversime skiltuko kampą į gerąją pusę. Kampas atitinka dviejų linijų susikirtimą, o viršutinėme taške susitinka mūsų viena ir kita užlaida. Tada galime per pažymėtą liniją, dabar jau iš blogosios pusės, susisiūti ir sutvirtinti. Siūsime, darydami užtvirtinimą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiuvom su užtvirtinimais. Dabar mums belieka apkirpti šitą didelę užlaidą. Jinai yra nereikalinga. Mes kirpsime, paliekant 1 cm užlaidą ir į kampą nukirpsime įstrižai. Nenukerpam iki kampo maždaug 2-3 mm, tam, kad kampas mūsų neišbrykstų. Viską išverčiam į gerąją pusę. Užlaidą mes išlyginame skleistai. Taip atrodo skiltukas iš blogosios pusės, o taip iš gerosios pusės. Kampas turi būti labai gražus. Tada galime patikrinti ir apatinį kraštą. Apatinis kraštas negali išlysti, būti ilgesnis negu viršutinis kraštas. Sekantis mūsų darbas – paslėpto dygsnio darymas. Prisitvirtinę skiltuko užlaidas daikstymo dygsniais, darysim paslėptą dygsnį. Be abejo, jeigu pats skiltukas yra trumpas, jūs galite šitos užlaidos netvirtinti, bet jeigu skiltukas yra ilgas, rekomenduočiau šitą užlaidą taip pat prisitvirtinti. Darant paslėptą dygsnį, pradėsime nuo apatinio skiltuko kampo. Pirmiausiai paslėpiam mazgą, jį būtinai darom kažkur užlaidos viduje, kad jo nesimatytų. Ir dabar sutvirtinsim paslėptų dygsnių šitas dvi užlaidas tarpusavyje. Imame šiek tiek už vieno krašto ir už kito krašto ties lenkimu. Siūlo stipriai neužtraukiam. Imame ties vieno krašto lenkimu ir ties kito krašto lenkimu. Ir užtvirtiname visą kampą iki galo. Siūlas būtinai turi būti parinktas į spalvą, kad jo nesimatytų. Kai užtvirtinome šitą kraštą, dabar paslėptą dygsnį darysime palei visą palanką. Ties šitą vietą mes dar galime užtvirtinti paslėptais dygsniais tvirčiau. Dabar palanką atlenkiame, vien tik tai overloką, ir kabinam už audinio porą siūliukų ir už palankos porą siūliukų. Kaip daryti paslėptą dygsnį? Dygsnio ilgis yra maždaug apie 7 mm.
Darant dygsnį labai svarbu jo neužtraukti. Nei iš palankos pusės, nei iš gaminio gerosios pusės neturi matytis nei siūlai, nei įdūrimo vieta. Jeigu iš gerosios pusės matoma įdūrimo vieta, tai gali būti, kad jūs per daug užgriebėt iš gaminio arba jūs pernelyg užtraukėte paslėpto dygsnio siūlą. Na štai ir viskas. Mūsų sijono skeltukas yra pasiūtas. Iš karto norėčiau Jums atsakyti į dar vieną man dažnai užduodamą klausimą. Ką daryti, jeigu plyšta viršutinis skeltuko kraštas? Į tai gali būti tik tai vienintelis atsakymas. Vadinasi, Jūsų skeltuko aukštis yra nepakankamas. Kitą kartą, kai siūsite sijoną, nepabijokite padaryti skeltuko aukštesnio, ir tada skeltukas tikrai neišplyš. Iki kitų susitikimų, gražių Jums sijonų ir neplyštančių skeltukų.